Gabrielius Landsbergis atvirai pripažįsta, situacija Ukrainos kare prasta. Anot jo, rusai Ukrainoje greičiausiai nebus sustabdyti, todėl karui turi ruoštis ir Lietuva. Jis teigia, kad rusai atsigaus, atkurs pajėgumus ir kovą tęs, o mus nebūtinai išgelbės NATO, jeigu Amerikoje valdžia ateis Trumpas. Vis dėlto grėsmingai kalbėdamas konservatorių lyderis nesako, ar imsis kokiu nors veiksmų stiprinant valstybę, tik kalba, kad kviečia visus diskusijai. Landsbergis sako, kad per metus jo optimizmas išblėso. Iš metus aš pats galbūt tikėjau, kad situacija gali būti kitokia Ukrainai. Ir kiekvieną dieną dirbau dėl to. Ir ateina laikas, matyt, gali būti ateisas laikas, kad mes turime suprasti, kad mūsų dvi kaimynės ne tik, kad nenugalėtos, bet jos turi galimybę atsistatyti ir tęsti savo kovą toliau. Ar mes suprantam, kad Lietuvai potencialiai kyla egzistencinės grėsmės, kurias spręsti reikia nebe taktiniais žingsniais, o strateginiais žingsniais, kurie turi iš esmės keisti mūsų saugumo situaciją. Landsbergis kviesdamas atsitokėti ir lietuvius pamiršta pridurti, ką pats siūlo ir daro, kaip didžiausios valdančiosios partijos pirmininkas, kalba abstrakčiomis frazėmis. Turime progą dabar pasvarstyti ir pasakyti, ar mes matom tas grėsmės ar ne. Ir nors Landsbergis kalba dramatiškai, tačiau jo bendrapartietis Šimonytės valdomoje vyriausybėje stringa rimti gynybos klausimai. Pavyzdžiui, šauktinių reforma. Sutapimas ar ne, bet pernai rusams įsiveržus į Ukrainą Landsbergio šeima įsigijo nekilnojamojo turto užsienyje. Jo žmonos Austėjos Landsbergienės turto deklaracijoje atsirado įrašas, kad jai priklauso namas ar jo dalis užsienyje beveik 800 000 eurų vertės.